Sveiki, mano žiūrovai. Šiandien sugalvojau tokį išskirtinį truputuką vlogą. Tai šiandien jokių bokštų nebus, jokių šūdukų nebus. Šiandien praleisim dieną su manimi ir linkiu jums gerą žiūrėjimą. Pirmiausia, ką darau, einu į dušą, nusimaudau, apsiaunu batus, tada šoku į mašiną ir važiuojam į centrą. Ką centre? Turėsit žiūrėti iki galo, kad pamatytot, ką veikiau centre. Tai ačiū, susitiksim, kaip jau ausios batus. Ausimaus tokia, kvepalų biškį reikia. Nu ir varom iki apačios, iki mašinos. Tai jo, biškį pafilmavau prie Kalėdų senelio. Dabar einu į mašiną, važiuojam iki parduotuvės ir tada manau namo ir dar reikės šunį išvest. Tai jo. Tik nespėjau išvažiuoti jau, kaip vergas jaučiuosi, turiu valyti langus, nes aplyja. Atėjau į parduotuvę, nežinau ką įsirengt, tikiuosi neišvarys, kad filmuoju. Jo, savaitę, bet gerdavau 2 kartus. Man įdomu. Kur čia kas stovi? Oi. Priėjau šokoladą. Ir dabar yra didelis pasirinkimas. Ką man imt? Kainos! Imu šitą šokoladą. 1,638. Nu ir dabar žinot, kurio 6 kainos. Minukų. Tada ledų reikia man. Dabar žinot, kuriuo čia ledus man jiem. Jiem šitus. 897. Žinot, kurie čia. Liauma labai nesimato čia, kur ne. Kokie čia? 897. Taip liamų jau užknesa, kad neparašyta. 897. Nu, dydžia. Gal šitus pasimt? Dabar čia rasta barkodą man jį. Все. Короче, заебал. Посервис это аппарат, короче, рода, как кайнує. Десь не ебал, нічого не буде. Ось. Ir dabar einu į savitarną. Jo, tai susitiksim, kai būsiu prie. Didesnės gėdos gyvenime nesu turėjęs. Atsistojau ten, kur banko kortelę nusiskanavau prekes. Ir sakau, kažkodėl neleidžia apmokėti, sako banko kortelę. Tai perėjau ir tokia gėda, visi atsisuko į mane. Tai jo. Nu ir vėl į 5. aukštą lipti. Ai, per visą gyvenimą lembuškinsa. Jūs pasižiūrėkit, koks pagurklis jos. Ūktu, mažiau valgyk tu. Tokio pagurklio gyvenime nesu matęs. Ui, didelį pagurklį. Gerai numesta. Motinė visa laiminga eina. Tai galvoju, mane greičiau į lauką išvesk. Nu, atsidarysi?
Va, nusileidau ir vėl į viršų reikia lipti. Tai mano diena visą laiką, tai reikia laiko, tai bėgiot, tai kažką daryt. Be to gražiai eglutė mano. Tai... Jo. Durys. Grįžau namo, kaip išvedžiau šunį, kritau į lovą, užmigau. Tai čia yra visas didelis minusas, nes visą dieną praskibinau tiesiog, ne visą dieną, 3 valandas maždaug kažkur. Tada buvo, kaip grįžau, gal 5 po 5, gal kokia 30, o dabar yra po 8:35. Tai dabar išvesiu vėl šunį į lauką. Ir tiesiog susitiksim, kaip jau išeidinės iš namų, tai ja. Šaunuoja. Žinot ką visi? Graži visai Alytaus Lykiškėlių eglutė, karočią. Bet žinot, kas dar gražiau už eglutę? Papai. Ne, juokauju. Tai jo, dabar vedžioju šunį. Tai šis nieko gero nepasakysiu, tiesiog šalta. Ir lyja, kaip lipau į bokštą, taip irgi lyja. Tai ir apsiniaukia dabar. Tai tiek, tada pasakyti, tai einam toliau tada. Life is good. Dar kokie vagys, blėt. Užsirakin būtinai reikia visą laiką. Vargšelį iš vis pamiršau. Palaukti, vai atsieksiu su viena ranka sunkoti. O, tai gera, dabar tai jau laisva, nepriklausoma nuo pavadėlio. Jinai krito ir aš, man atrodo, tuoj krisiu. Kaip sakiau, kad krisiu, tai tas ir pasiteisino. Blėt, kaip čia normaliai pasakysiu. Tai kritau. Ir neužilgaisiu ir tą vlogą matuoti. Tai dabar tai pailsėsiu. Ir dar pabaigą reikia nufilmuoti. Tai manau, ir neužilgo ir nufilmuosiu dabar. Tai noriu pailsėti tik tais. Ačiū, kad žiūrėjote mano vlogą. Rašykite į komentarus, kokį kitą video man padaryti. Ir susitiksim kitam vlogę. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito pasimatymo.